Tai Pristatyk, kokia mūsų tema šiandien, ką mes kalbėsim. mes šią dieną plėtosime temą savirealizacija. Kaip jaučiasi savirealizacija, apie ką tai, kaip ją rasti ir dėl ko gal žmonės jos neranda. Tai manau, kad toks būtų trumpas. Jo, iš tikrųjų, ta savirealizacija, atrodo, kas kartą dirbi tą darbą, eini į darbą, nu kaip ir viskas būtų tvarkoj, bet vis dėlto tas vidinis jausmas, kad kažko trūksta, kad kažkas ne taip, tai vis dėlto vat, yra ta giluminė ta šaknis, ne, kurioje vietoje ta savirealizacija, apie ką apskritai ta savirealizacija, atrodo, dabar skambus tas žodis, visi kalba, bet Taip. kaip ir bent jau būna kartais net neaišku, apie ką tai. Taip, visiškai sutinku ir galvoju, kad kai iškėlėm šitą temą, kad pagvildenkim, kad tai yra aktualu ir man, ir tau, ir žmonėm apskritai aktualu yra šita tema, tai man kilo tokie, žinai, kai užduodam tą toną, tada sujuda erdvė ir tada atsiranda visokie suvokimai, atradimai būtent toje temoje. Tai labai įdomus tas procesas, kad atsivėrė naujos idėjos, ką manau, kad šiandien gal ir pavyks aptarti. Tai Tai gali gal iš tikrųjų pasakot, kaip tavo savirealizacija? Ar atradai ją, turi, ar vis dar ieškai? jaučiu, kad esu tame taške, kur esu arčiausiai savirealizacijos, kiek esu buvusi savo gyvenime. Tai gal šiek tiek apie save, trumpai tokį lyrinį intarpą. A, Galvoju, paskutiniu metu, ką veikiu, tai vedu coachingo sesijas, organizuoju renginius ir gruodžio mėnesį bus metai, kai esu išėjusi iš samdomo darbo. Ir labai įdomus iš tikrųjų yra jausmas, tas neapibrieštumas, ką ir minėjai savo istoriją apie tą neapibrieštumo tokią erdvę, laiką, procesą, kažkokį atradimus, suvokimus, nepatogumą. Tai šiuo metu per tai ir einu, eksperimentuoju ir taip. Kokiame taške tu jautiesi šiuo metu? Aš pati, tai galima sakyti, prieš 2 metus irgi taip pat išėjau iš savo tokios ilgalaikės veiklos, kurią dariau. Ir šiuo metu taip pat toks kaip ir savirealizuojuosi, ieškau savęs. Ir taip pat coachingo sesijos yra mano veikla šiuo metu, kurioje vat, pokalbiai, laivai, kažkokie projektai organizuojami. Ir tas irgi tuo pačiu metu, kaip ir keiti tą veiklą, turėjai susikūrus kažkokią tai bazę, ne? Kaip prieš tai galima sakyti, aš buvau manikiūro specialistė, dariau nagus. Ir atėjo momentas, kai sugalvojau keisti kažką. Ir dabar vis dar ieškau savęs, bet kaip ir tu paminėjai, kad tu jauties arčiausiai tos savirealizacijos, tai ir aš jaučiuosi prasme tokia atradusi per visą tą laikotarpį. Bet tuo pačiu kelia ir tuos tokius jausmus, kad o tai kur man eiti, atrodo, žinai, kaip save matai taške ir aplinkui tūkstančiai kelių. Ir visuose skirtingos emocijos. Vienos yra tokios kaip ir baimė, kad o jeigu ten paeisi, nepasiseks. Ten eisi, ką žmonės pasakys. Grįžti atgal, tai kaip aš savim nusivilsiu. Ir kiekvienas kelias turi skirtingas emocijas ir vis dėlto vis tiek tas atėjimas nusprendimas, o ko vis dėlto aš noriu. Tai kas duoda man tą pilnatvę, tai ta savirealizacija yra apie tai. Kažką užliečiau, nematau. Žinai, čia suprantu, kad šitą temą galima kalbėti valandų, valandas. Nes man iš karto kilo klausimas, tu paminėjai, kad nusprendėjai išeiti prieš 2 metus iš ilgalaikės veiklos. Tai įdomu, žinai, kokia tai buvo emocija, su kokia emocija buvo atliktas tas vat, pasirinkimas išeiti. Ar čia toks buvo, ir, ir žinai, toliau, ką irgi kalbėjai, irgi tokie
man atrodo, šiaip žmogui yra sudėtingas tas neapibrieštumas, nežinojimas. Žmogus iš prigimties nori žinoti atsakymus, nenori jokios formos diskomforto. Tai reiškia visaip kaip nori įsikabinti į stabilumą ir aiškumą, bet iš tikrųjų tame nėra jokių atsakymų. Tai reiškia, kad žmogus pasirinkdamas ieškoti savirealizacijos, jisai leidžiasi į tokį nuotykį, kur kaip bus neaišku, tai, žinai, galvoju, įdomu būtų išgirsti iš tavęs, o kaip tu žinai, kad dabar yra tas taškas, kuriam yra va, ta arčiausia savirealizacijos, ką esi pajutus. Jaučiu tokį, žinai, vidinį motyvacinį varikliuką, kuris kiekvieną dieną, kai atsikeli, tu nori atsikelt, tu nori eiti, kažką daryti, tu nori ieškoti, sukurti. Ir tas duoda tą tokią entuziasmą gyvenime, kad, blemba, yra dar tiek daug, ko aš nežinau. Ir vat būtent ta energija, nes kai einu savo keliu, kai aš to nenoriu eiti kažkur ar darau prieš save, automatiškai man, žinai, labai krenta energija, nebesinori nieko, atidėlioju, tada atsiranda visokie filmukai, nesveikas maistas ir jaučiu, nu kažkas ne taip, kai savo neleidžiu. Kitas dalykas, eina labai kūno signalai. Tai kai aš einu savo keliu, viskas tampa paprasčiau, atrodo, kaip, nu, toks flow eina ta būsena. Bet kai einu prieš save, tai pati pastebėjau žandikaulį užspaudų, nes neleidžiu savo išsireikšti, kūnas jaučiasi nepatogiai, nuotaika krenta. Bet kai suprantu, kad man teka energija, vat, esu ten, kur turiu būti. Tai va tas yra. Įdomu, vat ir tu paminėjai tą patį, ne? Kad ir tu sakai jauties arčiausiai, net vat, man pačiai irgi įdomu, o kaip tu jauti, kad tu esi va, šiuo metu arčiausiai savo savirealizacijos? E, Labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų galvoju, tavo labai gera paminėta flow būsena. Tai šitas tikrai taip. Ir kartu galvoju, aš per paskutinį turbūt gerą, net nežinau, ar kada nors apskritai gyvenime, buvau save stačiusi tiek į nepatogias situacijas, kiek per paskutinius, vat, per pastarąjį laiką. Ir aš suprantu, kad, žinai, kaip žmogus, aš turėčiau vat, jaustis kažkaip pavargusi, išsekusi, kad aš darau tiek daug dalykų, kurie man kaip žmogui yra nepatogus. Aš laive nesu buvusi iki, iki kažkokio tai taško, žinai, kur aš net nesvaršiau apie savirealizaciją, aš dirbau samdomo darbą ir tai net nebuvo opcija, nes tam nėra energijos. Ir dabar atrodo, kad daug darau, daug padarau, kaip ir sakai, ta flow būsena yra, tas vidinis lengvumas yra. Aišku, yra tų daug pasipriešinimo, atsiranda iš to irgi baimė suklysti, baimė, kad pasiseks, kad nepasiseks. Žodžiu, įvairiausių tų sluoksnių yra, bet kartu galvoju, kad kai jaučiu, kad einu tą teisingą kryptimį, kurioj yra tas pasitenkinimas ir varikliukas atrodo, kad užsisukinėja, tada ir tas procesas einasi kažkaip tai lengviau. Bet šitoj vietoj užduodu išeinantį klausimą. O ką daryti, jeigu nėra sąlygų išeiti iš samdomo darbo, pavyzdžiui? Tai ar tai reiškia, kad savirealizacija yra ne opcija? Žinai, tas pats, kai klausimas, tai man dabar suskirti su vyru, kuris mane tipo nepatenkina arba kuris blogas. Ir dabar visą santykių sugriauti. Tai mano čia irgi tas pats, viską galima daryti paraleliai, ne? Kad turi tu darbą, turi tuos santykius, bet tai nereiškia, kad gali, nu, reikia pamiršti save. Gali kažką atras, gali daryti, aš manau šitoj vietoj, nes pas mane irgi toks buvo pasirinkimas, kad buvo arba aš lieku ten, kur aš esu, arba maksimaliai keičiu savo gyvenimą. Pasirinkau maksimaliai keis gyvenimą. Ir taip tai nepatogu, taip tai kelia kažkokius tai dalykus, jausmus. Jeigu būtų galima, aš manau, gal rinkčiaus, kad būtų paraleliai, kad nebūtų tokio didelio, nu, tokio streso, kad tu dabar absoliutiškai juoda balta keiti kažką.
Ir būna, kad klientės irgi klausia, tai ką man dabar su jo vyru skirtis? Ne, tiesiog rūpintis savimi, kai tu turi santykius, nes tada keičiasi ir aplinka, atsiranda galimybės. Tai tas pats kalbant apie darbą, tu turi darbą, kurio tu nemėgsti, bet kai tu eini pagal tą vedimą, į kurį tu nori, jauti, kad va šitą norėčiau patyrinėti, galbūt kažkokią astrologiją, ne kaip pavyzdį paimu. Tai galima tyrinėti ir nemetant to darbo, kol ateis užtvirtinimas, kad viskas, aš noriu ten eiti. Ir va ten mano kryptis yra. Tada perėjimas bus sklandesnis. Man taip apie tai. Hmm. Sutinku, bet o ką daryti, jeigu negirdi, jeigu nėra to vat kuždėjimo, kad aš noriu, pavyzdžiui, vat pabandyti, kaip pasakai pavyzdį, noriu pabandyti astrologiją, noriu pabandyti, gal nežinau, verslą kurti kažkokį tai, bet žinai, noriu toks kažkur fone, ore sklando, aš noriu kažką, nu aš noriu savirealizaciją atrasti, noriu, žinai, šiandieną kilo ta viena iš minčių apie tai, kad savirealizacija pagal Moslų poreikių piramidę yra vienas iš aukščiausių etapų, tai vienas iš tų aukščiausiai esančių poreikių. Tai reiškia, kad, žinai, iki to yra dar daugybė sluoksnių, kurios žmogui reikia praeiti ir mes, ko gero, gyvenam tokiais komfortiškais, gerais laikais, kur mūsų nesugriauš vilkas ten ar ten neužpuls kažkokie žvėris ir mes realiai dėl to, kad turim tokias sąlygas komfortiškas, mes galim galvoti jau apie tokį aukšto lygio savo poreikį kaip savirealizacija. Tai toks, tai kaip išgirsti tą balselį, nes ar teisingai suprantu, kad tu sutiktum su manim, jeigu sakyčiau, kad tas vidinis balsas gali vesti ir mane bent jau veda savirealizacijos link. Kaip tu manai? Labai pritariu tas intuicija, ne, tas vidinis tylus balselis, kur turi eiti ir tokia mintis, tai vėlgi yra arba analizuoji su savim dirbi, arba yra specialistai coachingo, kurio mes tikrai esame irgi galinčios padėti išgirsti tą balsą. Nes vėlgi, kai tu patenkini tam pačiam mane poreikių piramidį poreikius, apatinius, bazinius, tavo tas balsas vis aiškesnis, vis garsesnis, bet tam reikia suprasti savo poreikius, tai kokie yra kiti tie baziniai tie poreikiai Yes. ir juos patenkinti. Labai įdomia kryptim mes čia priejom, netikėtai. Tai taip, sutinku iš tikrųjų. Galvoju, man pačiai vienas iš dalykų, kuris ir padeda, ir vis dar padeda eiti, tai aš jaučiu, kad kartais užstringu. Tiesiog atrodo, kad suku galvoje kažkokį tą patį ir tą patį turinį. Atrodo, kad aš sprendžiu tą pačią ir tą pačią ir tą pačią kažkokią tai problemą, vadinkim ją taip. Ir atrodo, kad gal ir balselis kužda, gal ir savirealizacija ranka pasiekiama, bet aš kažkaip negaliu išeiti iš kažkokio tai to rato ir nors aš suku tas mintis galvoje, bet atrodo, kad užčiuopti ir žengti tą veiksmą, padaryti tą kažkokią tai dalyką, kuris potencialiai išlaisvins tu iš to rato, aš nerandu būdo, kaip. Tai tuomet, kaip ir paminėjai, kad tai aš tuomet irgi einu pas coacherius, jeigu pati nesugebu atrasti, atkapstyti su visais įrankiais. Tai ką tu naudoji? Aš pati savo, žinai, kadangi pati praėjau nemažą kelią būtent su nagais, toj savo srityje 9 metus praleidau ten, tai dažniausiai vis tiek tai buvo tas kūrimas kažko naujo. Taip, tie patys mokinimais, ėjimas ir tie klientai. Tai aš dažniausiai savęs klausiu, o tai kas man padėjo toj vietoj būti sėkmingai? Kokius žingsnius aš taikiau ir ką aš galiu dabar taikyti dabar? Kas man padėjo tuo metu būti sėkmingai? Analizuoju savo sėkmės istorijas. Kada aš buvau sėkminga? Vadinasi, jeigu aš tada buvau sėkminga, tai aš galiu dabar būti sėkminga. Kitas dalykas padeda kalbėti su savim, būti savo pačiai palaikančiuoju,
palaikytoja savo pačios. Atsimenu, kad aš irgi ėjau vieną dieną ir tokia viduj taip kažkaip tai nesuprantu, kur aš esu. Ir sakau, viskas gerai, mieloji, aš su tavim. Kas jau kas, kad ir ką mes be pasirinksim, kad ir ką be padarysim, aš esu su tavim ir manęs tu tikrai neprarasi. O kai tu manęs neprarasi, mes visada rasim išeitį kažkokioje vietoje. Nes aplinka vis tiek keisis, bet vidinis tas jausmas, vidinis palaikymas, jisai visada bus. Į šitą reikia ir stiprinti. Būti savo pačiu autoritetu. Ir tada tikrai nebus ko nusivilti. Ir būti už save geresniu viskas kartą. Tai mano įrankiai tokie, kurie man padeda tam tikrais momentais. Ir aišku, coacheriai, bet kokio turiu tikrai ir savo, manau, net ne vieną, pas kurią irgi kreipiuosi, kai man tikrai būna sunku ir jau niekas nepadeda iš mano įrankio. Tai nueinu irgi konsultacijai ir man užduoda tokius klausimus, kurių pati savo nedrįstu užduoti arba tik nesinori savo jų užduoti, nes tada reikės pažvelgti tiesiai į akis vis dėlto, tai ko aš noriu. Tai tas kitas žmogus šalia, jisai užduoda tokius nepatogius klausimus kartais. Sutinku visiškai. Taip, būtent taip ir veikia. Taip. Ir tada, kai suvokiam, bent jau aš kaip suvokiu, nebėra kelio atgal, žinai, kažkaip gręžiotis, gal visgi ne, gal kažkaip visgi ne. Tas žmogus atrodo toks jausmas, kad prispaudžia prie sienos tokį, prispaudžia prie sienos ir sako, sakyk, kaip yra. Nu taip, bet švelniais būdais, per klausimus, bet... Ir galvoju, vat, kaip ir sakė apie tą atsigręžimą į savo ankstesnę Patirtį. Galima. patirtį. Yra toks pratimas, kuris vadinasi herojaus kelias. Tai, kad mes kiekvieną kartą keliaujam per tas būtent siekiam kažkokios tai tos misijos, va, tai sakykime šiuo atveju, jeigu siekiama savirealizacija, čia toks aišku skambus ir gan abstraktus tas žodis, bet sakykime iš tos savirealizacijos atsiranda kažkoks tikslas ir jeigu aš jau gyvenime esu kažkada anksčiau praeitie pasiekusi kažką panašaus, tai tuomet kaip ir yra viduj tas suvokimas, kad čia ne pirmas kartas, kai aš susiduriu su sunkumais, ne pirmas kartas, kai ten kažkas tai nepavyksta taip, kaip aš tikėjausi, klumpu, ten dar kažkas, bet vis tiek aš einu ir tą būtent per herojaus kelią irgi galima pažiūrėti, žinai, kas padėjo, kokie buvo demonai, žinai, su kuo teko tam herojui susidurti ir kas įvyko tada, kai jisai tą pasiekė, tą siekiamąjį tikslą. Ir taip, nes labai irgi užkabino tai, kad sakai, ta sėkmės, ta baimė, kad vienu momentu, kad, atrodo taip logiška ir nelogiška ir keista, kad gali trukdyti ta sėkmės baimė. O jeigu pasiseks, kas tada vyks? Ką tada turėsi keisti ir daryti savo gyvenime? Gal tada geriau nieko nedarysiu, nes o jeigu pasiseks, tada dar daugiau iššūkių. Bet žinai, čia yra visiškai mano arkliukas, va šita baimė, čia yra mano top. Bet jinai yra tokia sukta. Dabar, žinai, nėra taip, kad aš atsikeliu ryte ir galvoju, o ne, o kas bus, jeigu man pasiseks. Yra toks labiau, žinai, kažkoks lengvas sabotažas, kažkoks, žinai, patingėjimas, ten, žinai, kažkoks pasimuliavimas, ten, žinai, planų nesilaikymas, kažkokie va tokie, va, ir jie išauga į tai, kad ir paskui taip atsisuku ir galvoju, pala, kas čia vyksta. Ir vėlgi per tą darbą su savim ateina tas atsakymas. Tai ar bijau ten, kad pasiseks, kad nepasiseks, kad, žinai, kažkam nepatiksiu, kažkas mane atstums, čia irgi labai tokios geros temos. Tas keiščiausia, kad tikrai tiek yra daug tų įsitikinimų, tų tam tikrų baimių ir visa tai, ir man pačiai atrodo keista, kad ir tuo labai daug domiuosi ir skaitau ir žiūriu, bet ir tada kartais ateina tokia mintis ir man baisu kažką padaryti ir galvoju, koks skirtums, kas atsitiks, tu paimk ir padaryk, tai kame problema atrodo. Bet tokia, atrodo, vidinė siena yra, kad, atrodo, tu tiek turi daug užkopti, kad perlipti tą įsitikinimą, perlipti tą baimę ir kas kart vis naujų atsiranda. Tokia kaip neįsenkanti begalinė duobė, kuo tu daugiau ten ieškai, tuo daugiau ten visko gali atrasti.
Bet manau, čia toksai kelias yra tos savirealizacijos. Ne, apie tai yra, kad, nes irgi paminėjai, kad kai tą darai ir vis kas kartą statai save į nepatogias situacijas, vis kažkur statai, automatiškai tai duoda tokį girdi ir klausaisi, kad o tai gali būti paprastai, normalu, kur, nu, tu prasme, per lengvumą. Bet per tai augimas vyksta, kaip bebūtų. Tik kai priemi tuos iššūkius kaip dalį to kelio, kaip dalį savo stiprybės ir pamatai, kad kiek tu galingas esi, kiek tu jau nuėjai, tai ta civilizacija tampa, nu įdomu, tai kas ten toliau bus. Mes su vyru praeinam tam tikrai būna procesą, jeigu kokia būna koks tai konfliktas ir prasisprendžiam, pamatom, kurios kas vietoje ir galvoju, nu įdomu, koks kitas bus, nes, nu taip iš tikrųjų faina, kai išsisprendi kažką. Bet tam reikia iš tikrųjų irgi tokio iššūkio, drąsos, ne? Štai. Toks galvoju, vat, kaip ir sakai, tokia kelionė, kur yra tik tai tas vidinis kažkoks jausmas ir vidinis žinojimas, kad aš kažkokį tai įžengiu į kažkokį sekantį laiptelį, kur aš tapau geresniu žmogumi, geresnė savo versija, kuri geba kažkokius aukštesnio laiptelio įgūdžius ir sprendimus. Taip. Ja. Įdomu. Šiaip manau, kad yra labai svarbus, kai paminėjai vat vyrą, tai galvoju, labai yra tas svarbus momentas, manau, kai yra palaikymas iš šalies. Bet čia irgi užduočiau pačiai savo klausimą, o ką daryti, jeigu palaikymo iš šalies nėra? Ar tai irgi reiškia, kad savirealizacija tada nevyksta, jeigu aš neturiu palaikymo iš šalies? Jo, ir kaip minėjau, tai irgi tas palaikymas, tas vidinis, kai jis yra stiprus, tai tas išorinis palaikymas, jis toks kaip ir fain, bet kaip ir netampa esmė. Bet jo, kai yra išorinis palaikymas, tai tikrai taip daug smagiau. Aš pati, kai pati neturėjau santykių, nebuvo to vyro palaikymo. Mano palaikytoja buvo mano psichologė, su kuria aš ten vedžiau, gal 1,5 metų su ja dirbau. Bet jinais buvo mano ta palaikytoja, per kurią kartu ėjom procesus, kurie nebuvo tokie malonus, bet tai buvo pats geriausias dalykas mano gyvenime. Iš tikrųjų, ta kančia, kurią praėjau su psichologija, buvo geriausias dalykas mano gyvenime. Stiprus pareiškimas, geras, dėkoju. Galvoju, šiuometinėme mano gyvenimo etape, tai tikrai didžiausias palaikytojas tikrai yra vyras, bet šiuometinėme gyvenimo taške manau, kad turiu privilegiją, čia visiškai vadinu privilegiją, nes žinau, kad tikrai čia nėra labai, bent jau man padeda tiesiog savirealizacijos kryptim judėti, tvirtas draugų užnugaris. Tiesiog aš suprantu, kad irgi žmonės yra ambicingi ir aš jaučiu besąlyginį jų palaikymą, kur aš matau, kad kartais žmonės labiau tiki manimi, negu aš pati tikiu. Ir to užnugario turėjimas, manau, kad yra labai reikšmingas momentas, bet kaip ir sakai, ne visuomet tai turi būti draugai ar partnerė. Manau, kad tai tikrai gali būti ir tas iš kažkoks kitas žmogus. Bet to pačiu, žinai, kyla tas, kai sakai, va, kitų žmonių palaikymas ir faina, bet iš kitos pusės tai kelia savotišką irgi kartelę, kad, okei, tavim tiki, tu dabar turi tik kažkokius lūkesčius, nes kitaip būna vidinis, iš mano pusės, ne, nuvilt gali kitus žmonės. Ir vėl problema. Ir kad ir iš tų visų pusių žmonių tiek daug skirtingų ir visi turi savotišką, nesakau, tu dabar turi palaikymą, sako, aš matau tavo potencialą, tu gali. Ir tada, blemba, tai nuvilsiu, tada aš čia turiu kažką daryti, nors galbūt to nenoriu daryti, o visi mane tiki manim. Tai toksai, manau, kad iš bet kokių pusių pasižiūrėsi, visada atrasi, kurioje vietoje save sustabdyti, jeigu tu tikrai to nenori. Bet kai tu norėsi, nebus niekas, kas tau sustabdys ir vapšė tau nieko nereikės. Jokio palaikymo, jokių vyrų, nieko aš darau taip, kaip aš noriu, nes aš tikiu tuom ir tada tuom nieko tau daugiau nebereikia. Taip. Arba tu sutinki, arba sutinki su manim. Taip, visiškai sutinku. Ir galvoju, čia toks, žinai, tiktų čia tas provokatyvus coachingas, kur
tai nedaryk. Tiesiog nedaryk. Nu, kame čia, kame problema? Nedaryk, viskas. Ir tada žmoguje bunda tas, kad ta prasme nedaryk. Ką tu sakai, kaip nedaryt? Ir tada toks atrodo, kad įvyksta patikrinimas, kiek pas žmogų yra to tikėjimo, nes tas žmogus, kuriam pasakysi, kuris neturi to pakankamai tikėjimo, tai tada, bet galvoju, čia toks turbūt jau labai žemas tikėjimas tuo procesu, kuriam vat, pasakai, kad nedaryk ir jisai pasiduos iš karto. Tai reiškia, kad ir nuo pat pradžių nebuvo tam to tikėjimo. Bet žmogus mėgsta savo meluoti visai kaip, tai čia, man atrodo, kiekvienam toks labai individualus yra tas procesas. Na taip, tikrai taip ir tų melų, pasiteisinimų visokiausių galima atrasti, kad, nu, va, nu, pas mane šeimoje buvo taip, tai vadinasi, man kitaip ir būti negali. Tai kas taip pasakė, kad taip negali būti? Pati pasiteisinimas, į klausimus, kaip tu nori to, kad taip tau būtų kažkas, jau kažko sieki šitoje vietoje. O kaip manai, koks yra šio metinio gyvenimo etapo privalumas didžiausias? Nu, vat, savirealizacijos beieškant, kuo tai yra tau gerai, faina, kelia pasitenkinimą? Viena tai, kad informacija pasiekiama yra labai paprastai, kokios tik nori, mokamai, nemokamai ir panašiai. Kitas dalykas, kad ir kur bebūtum, tu vis tiek gali bendrauti, daryti tas sesijas su coacheriu, su psichologu, nes dabar nereikia net niekur važiuoti, tu gali gauti tą sesiją net namuose būnant, nes viskas veikia per internetą. Ir žmonių vis daugėja, kurie beieškant yra plečiasi ratas, plečiasi bendraminčių ratas ir tikrai daug žmonių tai domisi ir manau, tai ta tokia, kaip sakant, kibirkšti širdyje bunda, kad gali būti įdomiau, geriau ir vis dėlto aš galiu ištrūkti iš kažkokio tai užburto rato. Bendraminčiai, informacijos pasiekiamumas yra faina. Tuo pačiu tai kelia, aišku, ir nepatogumą. Dabar, žinai, pastebėjau tam tikrus kursus, labai gražiai aprašyta. Ir kai pasižiūri video atsiliepimus, matai, kaip tas atsiliepimas padarytas su dirbtiniu intelektu. Net tas žmogus kalba ir matosi, kad ten yra padaryta. Tai tuo pačiu yra labai sunku atskirti, kas yra tikra, o kas yra dabar marketingas, tam tikras pasipelnimo būdas. Tai vis dėlto yra savotiškai ir lengva, savotiškai ir sunku. Manau, kad tai galėtų būti atskira tema. Taip. Galvoju, man šitas laikas yra, aš šiaip esu gyvenime labai linkusi eksperimentuoti su visom gyvenimo sritimis. Ir man šitas laikas yra toks, žinai, saugus toks leidimas savo daryti viską, ką sako intuicija, kas neturi loginio jokio paaiškinimo, bet jeigu intuicija sako, daryk tą, ir kartais atrodo, ne, aš nenoriu, nesąmonė, daryk tą, ne, nenoriu, Augustė, eik ir daryk. Gerai. Ir tada toks, ir žinai, tada gaunasi, kad kaip ir tu minėjai anksčiau apie tą, kad vyksta augimas, aš suprantu, kokia iš tikrųjų manyje slepiasi ta galia ir kiek aš galiu padaryti, kiek aš galiu išeiti už to savo komforto zonos, nes man šiuo metu tai atrodo, kad aš tai tik eksperimentuoju, žinai, su tuo lengvumu tokiu, žaismingumu, kad nu kaip bus, tiesiog aš leidžiu savo dabar tyrinėti ir atrodo, kad va šitas savirealizacijos paieškos ir duoda tą tokį, aš tiksliai negaliu pasakyti, koks yra tas galutinis taškas, bet aš preliminariai žinau, kokia yra ta būsena, į kurią aš noriu nueiti. Ir tada aš į tą būseną ir ieškau kelio nueiti, bet aš nežinau, žinai, kokios ten konkrečiai yra aplinkybės. Jo, ir manyčiau, gal tai negi tas svarbiau, ta būsena, na, kaip tu jautiesi. Nes, kad ir aš tavimi klausau tavęs, kad tu irgi bandai leidži savo bandyti, bet tuo pačiu, kai savo leidžiu bandyti, tada iškart būna toksai,
blemba, kodėl negali būti normali, turėti vieną kryptį, vieną kažką, iki galo išsiaiškinti, nuo nulio, nuo A iki Z išnagrinėti, o reikia dabar ten tūkstančiai įvairių krypčių pabandyti. Ir su pačiu, nes, nu, dažniausiai būna, kad visi normalų žmonės turi vieną kryptį ir jie yra ten specialistai, o tu ten taškaisi į tūkstantį krypčių ir nieko nerandi. Šitoje vietoje galima savęs, tokia dar viena tokia, galbūt tema, kaip savęs už tai nebausti, už tai, kad tu leidi savo bandyti visą tai. Ir leis savo atrasti grinai tavo konkrečiai va, jausminį dalyką, kurioje vietoje tu gali būti pats geriausias. Žinai, šitą temą klausau ir iš karto tau sakau, štai bilietas į mano coachingo sesiją. Tiesiog, nes, nu, čia, žinai, tai, ką pasakė, aš visiškai suprantu, kad čia yra įsitikinimų, tiesiog įsitikinimų dėžutė, ją reikia atverti, iškapstyti turinį ir pripildyti dėžutę švariu kokybišku požiūriu į galimybės, į savirealizaciją ir į tai, kad aš leidžiu savo klysti. Toks atrodo, žinai, kur. Ir aš suprantu, kad, žinai, kiek mes pakalbėjom, čia yra N tų dėžučių, kurios turi savo tų ribojančių įsitikinimų, ta prasme, nu, žmogus visas gyvenimas yra įsitikinimų rezultatas, mano vidinių įsitikinimų kratinio atspindys. Ir tada galvoju, tai kaip čia, bet kaip pastebėti tą, žinai, kur jau galbūt aš save riboju ir jau galbūt aš savo jau kažko neleidžiu, kaip padaryti tą pastebėjimo momentą, kad aš nesiekiu savo realizacijos arba aš savo trukdau siekti savirealizacijos, nes, pavyzdžiui, aš turiu va tuos va eilę visų įsitikinimų. Bet aš ne tau konkrečiai, žinai, ne tau konkrečiai užduodu šitą klausimą, nes aš suprantu, kad coachingas išugdo tą suvokimą, kad aš pats save stabdau, aš pati ten savo neleidžiu kažkokių dalykų. Bet ką daryti, pavyzdžiui, tiesiog, žinai, žmogui, kuris gyvena gyvenimą, žinai, daro dalykus, eina į darbą, gal jam nepatinka kažkas tai, žinai, bet kaip pastebėti, kad tai yra viena iš tų dėžučių. Nes man atrodo, kaip tavo būsena, kaip sakai, tu eini į būseną, kurią tu žinai, kaip tu norėtum jaustis. Tai jeigu tu toj būsenai nesijauti, vadinasi, jau ženklas, kad nu, kažkas yra netidaryta, kažkur yra tas ribojimas ir neleidžia tau jaustis gerai. Ir plus net neleidžia savo tyrinėti, netgi, o tai kodėl, nes klausimas, jeigu eisi ieškoti, nes tas įstikinimas yra irgi toks apie tai, kad jeigu tu bandysi mane paneigti, tau bus labai blogai. Tas įstikinimas yra tam, kad patvirtintų tuo ir neleidžia tau ieškoti kažkokio kito. Ir tas būsena, kad, manau, vienintelė rodiklis geriausias, kaip tu jautiesi savo gyvenime. Yes. Pradėti ieškoti. Pradėti ieškoti. Tai kokie yra žingsniai, kaip pradėti ieškoti? Taip, tai manau, jau čia tas toks apibendrinimas mūsų to tokio pokalbio, kaip Taip. pradėti ieškoti, tai paklausti savęs visų pirma, kad kaip tu jautiesi to, ar tugi jautiesi patenkinta savo gyvenimu, ar vis dėlto kažko tai trūksta. Ką savo norėtum leisti, ką galėtum daryti, jeigu galėtum leisti viską kažką tokio. Oi, šito kaip klausimo nemėgstu, vajetau. Nu, gerai. Man jisai paskatino tokį pamastymą, gal pasimi tą sąsiuvinį ir rašai tokių dalykų. Jis toksai biškutį truputuką ir išjungiantis smegenis, dažniausiai būna tuštuma, nieko tokio nebežinai, o paskui jau kažkaip po biškutį pabūni, ateina kažkokie įkvėpimas, ką gali ten atrasti. Toliau sesijos gali padėti ateiti, kuriuose tikrai, manau, išsiaiškinti tam tikri žingsniai, klausimus užduoti, pratimus pasidaryti, kažkokius tai analizės savo pasidaryti. Mano tokie būtų patarimai. O kaip tu? Ką tu įvardintum? Visų pirma, pradėti pastebėti savo emocijas. Su kokia emocija ryte išlipi iš lovos? Su kokia emocija vakare eini miegoti?
Ir nes man atrodo, kad žmogui iš esmės atrodo, kad emocijos yra toks natūralus dalykas, mes tiesiog jas patiriam, čia per dieną jų daug yra, bet toks atrodo niekada kaip ir neuždedam tokio akcento, kad jos kažką iš tikrųjų reiškia, kad jos iš tikrųjų yra dėl kažkokios priežasties. Ir galvoju, tas suvokimas, kad ryte atsikeliu su nusivylimu, dar nieko nevyko, aš tik lipu iš lovos, o aš jau esu nusivylime ir įtampoje, tai pasimti tą emocijų ratą ir pagal tą emocijų ratą tiesiog įsivardinti, kokią emociją aš lipu iš lovos. Ir tada labai, man atrodo, aišku, po ten savaitės, turbūt net savaitės netruktų šitą eksperimentą bedarant, labai greitai ateitų atsakymas, kad ok, yra nelabai gerai gyvenime gal. Nu, toks pasitikrinimas, man atrodo, įvyksta. Ir tada ką su tuo daryti, tai vat, turbūt, ko gero, kaip ir sakai, mano tai turbūt, tai aš iš karto eičiau pas kaučerę, bet suprantu, kad kai kuriem žmonėm yra tas ėjimas pagalbos, bendradarbiavimo. Yra nepriimtinas, bet galvoju, pats žmogus, ką gali pats daryti. Hmm, nežinau. Nežinau, galvoju, iš pirma mintis skaityti knygas, bet skaitimas knygų, galvoju, čia yra nelygų veiksmui, nes dažnai žmogus skaito knygas tam, kad jie skaitytų ir tada gaunasi veiksmas neįvyksta. Tai jeigu ieškoti atsakymų knygose ir taip didinti savo sąmoningumą, kad pradėti girdėti tą balselį vidinį, galbūt, jeigu imti knygą ir ją skaityti, pagal ją veikti, yra pilna knygų. Dar galvoju, kad galbūt rašymas, man bent jau padeda rašymas irgi, kad tiesiog išrašyti, kas vyksta su mano gyvenimu. Nesakau, kad tai turi būti tas dienoraštis gal, bet toks, žinai, išrašymas tiesiog, kad aš dabar, kaip čia vadinasi, knygoje Kūrėjo kelias buvo aprašytas tas pratimas, ryto puslapiai vadinasi. Kiekvieną rytą atsikeli ir 3 puslapius rašai non-stop, tiesiog viską, kas ant liežuvio galo. Jeigu neturi ką parašyti, taip ir rašai, aš neturiu ką parašyti, aš neturiu ką parašyti, aš neturiu ką parašyti, kol atsiranda ką parašyti, nes iš tikrųjų žmogaus galvoje visi atsakymai yra, coachingas ir yra apie tai. Tai tiesiog reikia tos atsakymus atrasti. Tai manau, kad tokie va būtų iš mano pusės sprendimai, Ir kaip man ieškoti. tada dar toks vaikščiojimas labai padeda, nes kai viduje būna labai kažkaip užsispaudžia, išeinu pasivaikščioti, bet be muzikos, be nieko, tiesiog su savim ir tas kalbėti kažką tokio padaryti man labai padeda. Ir labai toksai, žinai, kankinantis pratimas. Tiesiog atsisės ir 5 minutės koncentruoti į kvėpavimą, į kažką koncentruotis. Man asmeniškai tai yra vienas sunkiausių pratimų, bet labai iš tikrųjų padeda nuraminti protą šitoje vietoje. O jis man tikrai labai sunkus yra. Labai, labai būna, ne visada noriai prisiverčia to, bet dabar tokias meditacijas darau ir jogą, tai šiek tiek irgi duoda tą tokią kūno laisvumas, iš karto atsiranda ir proto laisvumas. Sportas. Pasijungiu YouTube jogą ir namie tiesiog darau ir labai tai fainai. Hmm. Tai va, tai iš tikrųjų, kaip bebūtų tas jausmas, jaustis visaip yra labai normalu, nežinoti savo savirealizacijos yra normalu, ieškoti yra normalu ir galvoti, kad kur aš čia dabar, ką aš čia darau iš vis, ar čia mano, ar čia ne mano, blem, geriau būčiau dirbus ten, kur buvau dirbus, normalu. Tai yra tam tikri etapai ir viskas yra, kas vyksta, yra normalu tam, kad būtų geriau. Tiesiog leisti savo tyrinėti ir išmokti su savim susitart, kad okei, dabar yra taip, o ką aš galiu padaryti, kad būtų kitaip. Ir daryti, nes niekas už tave nieko nepadarys. Taip, ir dar tik paskutinę mintį, kad nustoti tik sukti galvoje tą turinį, daryti veiksmą, atlikti tą veiksmą ir žiūrėti, kaip bus. Nu, gal nepaeis, o gal paeis, kaip leisti dalykam vykti. Tai tiesiog išeiti iš savo galvos ir atlikti. Tai puikus apibendrinimas, dėkoju tau.
Ačiū tau, labai smagu ir iki. Iki.